Sveiki, čia aš ir mano podcastas When You Fall, Do This, kur aš keliauju senais tranzavimo keliais, bandau sutikti, jau senokai nebuvau sutikęs žmonių, kuriuos galėčiau pakalbinti. Bet šiandien paskambinau ir bus karštos naujienos iš korgių varžybų. O toliau reikia pasakyti, ką daryti, kai nukrentate. Taigi šiandien patarimas, kai nukrentate, tai bandykit vaidinti korgį. Tokį užrieskit rankas, užrieškit kojas ir tokiais smulkiais mažais žingsniukais pradėkit laigyti aplinkui. Tai dabar važiuoju Austrijoje jau, esu 36 minutės nuo savo kelionės tikslo, kuris vadinasi Lundsund ar kažkas, kad atrodo iš pavadinimo, kad tikrai yra ne Austrijoje. Bet ką norėjau pasakyti, kad važiuodamas čia galėjau rinktis, kokiu keliu važiuoti, ar važiuoti mokamu ir sugaišti ten 4 valandas, ar važiuoti nemokamu ir važiuoti kažkur 5,5 valandos. Tai kol kas čia yra geriausia mano nemokama versija, kur ką tik esu gavęs. Galbūt toks truputį lengvas šokas, nes prieš tai, kur ten kur buvau šitoj Italijoje, tai ten truputį jau prie Sant Margareta, tai ten viskas šiek tiek crazy ir wild, ir jeigu tu važiuoji nemokamais keliais, tai tu jauti, kad tikrai važiuoji nemokamais keliais, nes ten kalnai, kalneliai, žiauriai daug įtampos, nes negali nei truputėlio atsipalaiduoti. O dabar čia, kur važiuoju Austrijoje, tai net nusprendžiau įrašyti, nes ką tik važiavau ir tiesiog pats save prigavau, kad sakau, eina na kaip faina, nes tiesiog važiuoji tais mažais, čia aišku dabar matau, kad kažkoks keistas kelias man, galvau, kad negi žvyrkelis ir jau būsiu prisišnekėjęs. Bet iš tikrųjų važiuoji ir viskas taip faina ir gali gana stipriai, nėra, kad gali labai stipriai atsipalaiduoti, nes arba važiuoji į nuokalnę, į pakalnę, arba kyli į kalną, tai vis tiek kylant į kalną šiaip reikia prižiūrėti, kad čia nedraskyt automašinos nenauja visgi, o važiuojant į apačią irgi negalima iki pat galo visiškai atsipalaiduoti, bet tiesiog ir dabar važiuoju ir žiauriai faina. Aišku, po mašinos to sutvarkymo nebėra, išskyrus tų visokių šalutinių garselių, ten, kur plasmasės barška. Tai aš savo mašinos ir dabar fucking shit kaip gražu, tos mėlynos upės, kur aš aišku visą dieną prasmirdęs mašinoje net nenoriu lipti tą upę, nes bijau ištepti, kaip tai reikės kažkaip pasižiūrėti tunelis traukinukui, eina savo, kaip čia viskas gražu. Apie ką aš kalbėjau apie mašinos plasmasės, tai aš nes šitos būtent Volvo viena iš ligų yra, tai kad jos su amžium pradeda labai stipriai salono plasmasės įvairios barškėt, tarškėt, ten kas nors nukrenta, čia vienos tokios lentynos nėra. Tai aš šitas tarškančias plasmasės žiūriu kaip į plaukus ausyse. Patinka ar nepatinka jie, su amžium daugiau ar mažiau vis tiek atsirastų plaukų, o jau ar ten ką darysi su tos ausies plaukais, ar ten skusi, ar paliksi ir pinsi kasas, čia jau kiekvieno asmeninis reikalas. Tai važiuoja nušakės tie maži namukai, karvių krūveliai idiliška, žolė žalia,
Ir dar prieš tai buvo turbūt kažkoks keistas toksai, nei tai rūkas, nei tai dulksna, turbūt ten kažkas susijęs su lietum, kur irgi nufotkinau. Ir tos visos trobelės kažkokiuose, kur pavyzdžiui, čia va dabar irgi kažkokia užeiga. Ir kas įdomu, kad daug kur tiesiog sėdi žmonės, kur atrodo sėdi, visada visuose užeigose sėdi žmonės. Tai aš kažkaip kol kas dabar esu priėjęs išvadą, kad jeigu šaly pamatau kokių kem 5 ar ten 5 metų moterį su tatuiruote ir cigaretę sėdančią už vairo, tai kažkaip atrodo, kad šaly geri keliai turėtų būti. Ir aišku, dar nežinau, kaip bus, kur aš ten atvažiuosiu iki tos savo vietos, nes ar galėsiu ir ar rasiu kur pasiparkuoti. Ir galbūt net dar tenai tenais net rasiu paskui ką pakalbinti, bet turbūt jau ne šiandien, nes į tą miestą važiuoju, nes mano kambariokė Izabelė ten atlieka praktiką ir vis man jinai tiesiog atsiuntė nuotraukas ir parodė, kaip ten faina. Nu ir dabar važiuoju ir eina savo, kaip faina. Eina savo, tos posukiukai, važiuoja negreitai. Nu, eina savo. Tai Izabelė yra mokslininkė ir jinai ten atlieka praktiką, tai gal, kadangi jos dabar nėra, nors gal net ne praktika, jinai turbūt darbą daro. Ir nors jos dabar nėra, bet galbūt jinai užklausiu jos, gal jinai turės kokį mokslininką rekomenduoti, bet nusprendžiau, kad kai tik tais atvažiuosiu į tą vietą ir jau rasiu kur pasiparkuoti, jau žinau, kam skambinsiu. Vienam bičiuliui, kuris šiaip labai dažnai neatsiliepia į skambučius turi, nes manau ir jūs turite irgi tokių draugų, kurie mėgsta kartais neatsiliepti. Tai aš tikiuosi, kad jis atsilieps ir tada mes galėsim gerai pašnekėti, nes galimai čia sugalvojau vieną idėją. Tai su juo ir padiskutuosiu. O aš dabar atsijungiu ir varau toliau džiaugtis šituo fainu keliu. Iki mano kelionės tikslo liko 29 minutės. Bandau dar kartą atsiliepti. Alio. Alio. Labas. Tai mes ką tik neįskudžiu iš sporto varžybų. Nes... O! Labai patiko nugalėti. Palaukit, aš dabar jūs įrašinėju. Tai jau pristatysiu, kad jūs esat kaip, tai jūs esat puikus korgių varžybų review, tai gal supažindinsit su tuo, kas vyko Vilniui. Tai Vingio parko estrada sutraukė 100-tūkstantinę minią, tikrai pranoko dainų šventę, rusų dienas ir koja paskutinį koncertą. Tai gal net neskaivo paskutinį koncertą. Šimtai žmonių ir jų gimtinių geriausių draugų suplūdo į parką ir tada mažoje teritorijoje rėkiant visiškam debilui vedėjui mikrofoną nuolatos, tarsi visą laiką vyksta pikinis momentas varžybų. Tai tiesiog padrikai lakstė korgiai, kurie pirmin, kai kurie iš šonas, kai kurie atgal, kai kurie bėgdami susibičiuliaudavo ir pradėdavo žaisti aikštelės vidury. Na ir tiesiog man labai patiko, ir aistros, ir adrenalinas be abejo. Ir žinoma, kad gimė verslo planas, kad kitais metais pardavinėsim įvairius daiktus aplink tas varžybas, tiesiog ant labai trumpų pagaliukų. Pavyzdžiui, gėrimas labai trumpų šiaudelių, kaip korgio koja tokia ilga. Taip.
Ai, aha. Pagaliuko beveik. Taip, ledai ant labai labai mažo pagaliuko. Jo, nes vat ką pastebėjom, tai kad nepaisant daugybės išaugusių pinigų turinčių lankytojų, nebuvo beveik jokio maitinimo. Ir tikrai popkornų, cukraus vatos, kitų dalykų. Cukraus vatos ant trumpo pagaliuko. Trumpo pagaliuko. O pats cukraus vatos kamuolys būtų didelis ar mažas? Su mažosiam 4 kojom tikrai parodė, ko yra verti. Tai buvo šimtai įvairių veislių korgių, Čekoslovakijos aviganių korgiai. Tačiau mes apie gerbėjus turbūt šnekam. Turbūt, jo. Bet jie irgi kažkiek priminė korgius. Vieni ilgesnėm, kiti trumpesnėm kojom, bet vis tiek visi panašiai. Korgis buvo vienas, daug buvo... Labradoriniai korgiai buvo irgi atvykę. Taksų korgių buvo mažesnio formato. Buvo pora Čekoslovakų vilkšunių korgių. Gaila tik nepasirodė nei vienas muzikantas su kokiu nors sintezatorių korgiu. Ai, bet dargi buvo oro balionų šventė, šalia vyko lakstant korgiams, į dangų kilo kelioniniai balionai į Gariūnus, į Lidlą. Ir Smartbet. Ja, buvo iš Smartbet. Tai tiek mes jau skirstomės į skirtingas pusės. Jau skirtutės viskas, bet o esminis dalykas, o kuo skiriasi korgių varžybos ir kaip manot, nes nebuvot, kur gražiausios ožkos varžybos vyksta? Ožkos nelaksto. Taip. O korgiai laksto. Kad ir padrikai, bet jie juda po teritoriją. O tai korgiai visiškai padrikai bėgiojo, ar visgi buvo tokių, kurie... Labiau primena sūrio ritinėjimo varžybą. Bet aišku, kad finalas labai išsiskyrė, nes finalo dalyviai, kurie buvo kokie 5-6, visi bėgo beveik tiesia linija. Labai skiriasi nuo kitų, į vieną pusę labai skiriasi nuo visų kitų etapų. Buvo koordinuoti, žinojo, ko nori, visi buvo ištroškę aukso medalio. Ir čia reikia turėti omeny, tai ne šunų paroda, tai yra varžybos, sportininkų varžybos, greitis, emocija, adrenalinas. Aha, o ką galite... O tai visgi, o jums labiau, kurie... Žinai, tie treniruoti korgių kūnai, suprašau, ką sakai? O jums labiau patiko tie korgiai, kurie bėgo nekoordinuotai, ir visgi tie tokie tradiciniai koordinuoti? Kaip tu ten sakai, koordinuoti? Koordinuoti, taip. Koordinuoti visgi. Mums, tai tie patiko labiausiai, koordinuoti. Koordinuoti visai. Tai ir, o jeigu, vis tiek tokio, man klasikinis toks vienas klausimas iškyla, o kaip jūs... Aha, tai jeigu daugiau klausimų nebekilo, tai mes jau eisim. Ne, bet sako, iškilo. Klasikinis. Klasikinis. Kaip jūs pristatytumėt korgių varžybas žmonėms, kurie nieko nežino apie korgių varžybas? Nieko nesuprasit, tai nieko ir neprarasit. Nieko nesimatys tikrai. Ir aišku, vien hipsteriai. Arba tiesiog vienu sakiniu, geras oro balionų šou. Ai, geras oro balionų šou? Taip. O tai iš viso kiek žmonių buvo ten? 100 tūkstančių. Tai tikrai nesuskaičiuosiu. Ne, šiaip, tikrai buvo koks 1000 mažiausiai. Labai daug. Jeigu jau taip neironizuojant, o nuoširdžiai atsakant klausimą, tai bent 1000, net tiek plaukiančių žmonių užpildytos Čiurlionio gatvės, tai neįmanoma. Tai prasme, tau tu atsiūs vaizdinės medžiagos su fotoreporterė Ieva Mackevičiūtė. Aha. Ai, tai... Mes vien pusvalandį stovėjom, kad įvažiuotumėm į Vingio parko teritoriją. Jo. Ai, kad čia dabar atsiuntei man? Taip, Ieva atsiuntė. Tuoj, pažiūrėsiu. Oi, oro balionai, iš tikrųjų. Aha. Iš tikrųjų, aš galvojau, kad jūs mane apgaudinėjat dėl tų oro balionų. Aha, mes tik skambam ironiškai, mes kalbam nuoširdžiai. Aha, tai ir kitai... Geri reporteriai.
Bet tai, vat, pavyzdžiui, legendinės bliuzo naktis turi nepamiršk palapinės ir piniginės šūkį, o koks galėtų būti korginių šūkis? Korginių grupuotės šitos nusikalstamos. Korginiai. Taip, korginių nusikalstamos grupuotės. Korginačių Vingio parkas. Korginačių, ane? Koordinatės Vingio parkas. Su dvitaškiu gal net. Koordinatės. Vingio parkas. Gal net koordinatės. Koordinatės. Korginatis. Gal net nešvankėtas korgijos. Korgiai. Korgijos. Koordinatės. Koordinatės. Čekų korgis truputėlį pasėlo nuo šūkio, reiškia veikia. Čia Slovakų aviganių korgis. Jo, Vilkšunių. Čekoslovakų vilkų korgis. Na ką, mums reikia skirstytis po skirtingus tam tikrus kampus. Kaip siaubo filme. Sudėkim savo mobiliuosius telefonus čia po vieną. Tai mes dabar paliekam telefonus, tu gali kalbėti, o mes jau varysim tada. Aha. Paliekim tave korgiam. Gerai keliauk, saugiai grįžk. Tai gerai, ačiū ir tada aš pasistengsiu, kad manęs naktį korgiai nesugriaužtų. Ne, jie visi čia žino. Stenkis, nesistengęs tave sugraužti. Tai Davai. gerai, davai. Nu, iki. Tai čia buvo korgių varžybų apžvalga, tiesiai iš karštosios, nutilo muzika, korgių aikštelės. O dabar dar jau čia šiandien pripasakau visko, nutilo čia ta muzika, tai dar paskaitysiu tekstų į temą, kur kas yra tiesa, o kas nėra tiesa. Tai tekstas vadinasi Darbas telike. Po vieno pasirodymo prie manęs priėjo bičelis ir sako: žiauriai patiko tavo pasirodymas. Ačiū. Bet tai kaip žiauriai, kad šakės, net nežinau, ką čia tau daugiau pasakyti. Ačiū, malonu, kad patiko. Žinai, o gal tu norėtum telike padirbėti? Įdomu, o kuriam telike? LRT ir LRT kultūra. Matai, pas mus tokį bičelį paėmė į kariuomenį, yra laisva vieta, tiktum ten. O koks darbas? Aš dabar neturiu laiko, mano vizitinė pirmadienį 8 val. Teikia LRT studiją. Čia Konarskio gatvėje? Jo, ten pat, davai, iki pirmadienio. Pirmadienį sužinau, kad man siūlo dekoracijų statytojo poziciją. Kai pasakiau, kad nelabai noriu dirbti, man paaiškino, jog jau esu įdarbintas. Bandžiau kažką ginčytis, bet paslaptingasis vyrukas mane nusodino. Viskas, einam dirbti. Aš 1,5 savaitės knisausi, kol tave įdarbinau, tu neįsivaizduoji, kiek prašymėlių reikėjo rašyti. Čia ne taip paprasta. Jeigu nori išeiti, gali rašyti prašymą, kad išeini, bet dabar direktorius atostogose. Generalinis nenuotaikoje, sekretorė neturi jokių galių, o visi kiti labai užsiėmė. Per kokį mėnesį gal ir pavyktų suorganizuoti atleidimą. Jeigu nepradėsi dirbti šiandien, įpaišysim pravaikštas. O jūs mėgstate kernagį? Nelabai, o ką? Primenate vieną jo dainą. Aš įdarbinau tave, tau nežinant. Ir šita istorija, kuri įvyko, tai nes aš pasidalinau Facebook'e šitą istoriją, kur dabar ką tik perskaičiau, ir buvo taip, kad mane tiesiog, kai kurie žmonės pagalvojo, kad aš iš tikrųjų esu įdarbintas, man nežinant. Ir gavosi taip, kad aš tuo metu, ką aš čia suku, taigi buvo viskas paprasčiau. Aš dirbau biškį LRT dekoracijų sustatytojų ir galvoju, reikia pasidalinti istoriją, kad būtų, kažkaip linksmiau, kad žmonėm
pasakyti, kad dirbu LRT ir tada sukūriau plaudamas indų šitą dialogą, kur galvoju, tikrai nieks nepagalvos, taigi čia tiesiog juokinga ir absurdiška, tai tikrai nieks nepagalvos, kad iš tikrųjų taip yra. Ir pagalvoju, ir mane buvo išsikvietę į personalo skyrių, ten sėdėjo moteris, atsispausdinusi mano postą. Ir mano pirmas komentaras buvo, tai kodėl komentaro neatsispausdinot. Aišku, paskui mes ten susikalbėjom ir viskas labai smagiai išsisuko, tai, bet tiesiog, kad man vis labai keistas yra santykis, kad žmonės, per daug dažnai galvoja, kas yra iš tikrųjų tiesa, o kas nėra tiesa. Ir man atrodo, kad tokios istorijos, kai kurios, kur neįmanoma, kad žmonės pagalvotų, kad būtų tiesa, tai jie pagalvoja, kad yra tiesa. Ir net pavyzdžiui, šitas tekstas, kurį dabar perskaitys, irgi buvo kažkas pasidalinę kurjerių grupėje ir žmonės sakė, kad kaip taip galima. Tai tekstas vadinasi Rytinis pokalbis su kurjeriu. Klausau. Sveiki. Būna ir sveikesnių, atšaunu juokdamasis. Būna, čia kurjeris. Taip, klausau jūsų. Ar būsit namie už 20 minučių? Visa Lietuva mano namai, vėl juokiuosi dar labiau. O rimtai? Taip, būsiu. Už 20 minučių atvežčiau jums siuntą, gal galėtumėt nusileisti lauką? Paprašo manęs kurjeris. Bet aš tik su chalatu ir gyvenu 8 aukšte be lifto. Lauke jau nebešalta, gal nusileisit? Negaliu nusileisti iki 1 aukšto, tai šiaip tikrai negaliu, be šansų. Galiu nusileisti iki 5 aukšto. O gal bent iki 2 nusileisit? Ok, susitarėm, iki 3 aš nusileidžiu, bet tuomet aš jums nesakysiu laiptinės kodo. Sutarta. Padėjęs ragelį parašiau į bendrą namo čatą, tegul niekas nebando išduoti kurjeriui durų kodo. Su kaimynais nesisveikinam, bet kai reikia ką nors padūchinti, visi mielai padedam. Praeitą žiemą kaimynas nusprendė, kad už pianino užnešimą į 4 aukštą mokėti 30 eurų yra nesąmonė. Staigiai susirinkom ir pasitarę nusprendėm, kad savaitę nešildysim laiptinės, o likus keliom dienom iki pianino atvežimo laiptus apipilsim vandeniu, kad ledukas būtų. Visas namas myžo, kaip tie grūščikai išlydžiais laiptais užtempė pianiną. Po visko kaimynas pasakojo, kad kai pastatė pianiną, sakė, kad šiaip užneša per 25 minutes, dabar nešė valandą kiam. O tikėjusi, kad iš manęs už 25 minučių darbą gaus 30 eurų, pasakė kaimynas. O šiandien po tų 20 minučių žiūriu per langą, jau atvažiavo. Nusileidžiu iki 5 aukšto ir laukiu. Girdžiu, vienas domofonas skamba, kitas, trečias, niekas nekelia. Va čia tai draugiška kaiminystė, pagalvoju. Skambina kurjeris. Klausau. Čia kurjeris, taip. Pasakykit durų kodą, kad atnešiu iki 5 aukšto. Pasakau durų kodą, 5 aukšte susitinkam. Paduoda man siuntinį, nespėjus pasirašyti išlenda kaimynė visa sukumpusi drebančių balsu, šiaip tai jai tik piam ir į jogos mokytoją. Bet dabar vaidina žiauriai sukumpusi ir kreipiasi tokiu drebančiu balsu į kurjerį. Jaunuolį, gal galėtumėt šiukšles išnešti, bet aš jau 3 dienas smirda viskas dėl koronos, negaliu išeiti. Tada paima kurjeris tas šiukšles, nežino vargšelis, kad mūsų namas šiukšlių konteinerių yra atsisakęs. Bus kaip visada, nerasdęs konteinerių bandys šiukšles palikti prie durų, tada ant jo pradės šaukti kita kaimynė, kad žiūrėkit šiukšlina, viskas pasibaigs, kad tas šiukšles jis susikraus į savo busiką ir išvažiuos. Taigi, štai gina gyva gina ir atėjo pabaiga. Ačiū, kad klausėt.
Aš bandysiu čia pabūti keletą dienelių šiek tiek ilgiau šitoje vietoje. Tikiuosi, manęs iš čia nieks neišvarys.